Sveiki, čia vėl Vaida. 30 dienų iššūkis baigėsi ir aš norėčiau vėl pristatyti savo emocijas, savo naujienas, tai ką aš gavau per jį. Iš tikrųjų, pasikeitė mano gyvenime daug kas. Pasikeitė ne viena emocinė būsena, pasikeitė ir tai, kad aš gavau labai daug žinių. Ir dėl to iš tikrųjų labai noriu padėkoti Ramūnui už šitą idėją, už jo darbą, už jo 30 dienų darbą su mumis, už jo geranoriškumą, už jo pagalbą visų iššūkio metu. Ir dabar aš taip eidama nasykį galvoju, kas pasikeitė emociškai, kas pasikeitė viduje. Tai baimė dingo. Sakysim, būdavo taip. Turiu šunį, vokiečių aviganį, vediesi ir būdavo visada parke, jeigu vedžiodavosi be pavadėlio, būdavo baimė. Kad tik jis eitų greta, kad jis nepribėgtų prie ko nors, kad jis ko nors neišgazdintų. Ir kuo ta baimė būdavo didesnė, kuo tu jam visada sakydavai, greta, pastebėdavai, kad pamatė žmogų, kadangi draugiškas buvo, jis visada nubėgdavo į šoną. O jeigu kelis kartus pastebėjau dabar bevedžiojant, tiesiog užsisvajoji apie projektą, svajoji apie 30 dienų, ką tu padarai, tu pamiršti, kad tu išsivedėjai šunį. Ir tik tai susivokęs, kad tu eini su šuniu, tu pastebi, kad jis eina šalia. Taip, kai tu nesikoncentruoji baimę, kai tu nesikoncentruoji tą, ko tu bijai, viskas įsisprendžia savaime. Tai yra viena pusė. Kita pusė, tai kad ačiū susikūriau savo internetinį puslapį, blogą. Susikūriau Facebook'e savo fanų puslapį. Ačiū visiems draugams, kurie lankosi jame. Ačiū visiems, kurie laikina jį. Informacija puslapį dedama. Ir aš manau, kad ten užsukę žmonės ras kažką jiems naudingo, vertingo, patarimų, gal idėjų. Ir labai džiaugiuosi, kad man šitas iššūkis dar nesibaigė, nes aš dar vieną mėnesį dalyvauju jame kartu su Ramūnu. Tikrai visiems norėčiau rekomenduoti atmerk akis ir visiems prisijungti prie šitų mokymų, tiems, kas jaučia nepasitikėjimą, kas turi šiokių tokių baimių, kas mano, kad nori keisti kažką savo gyvenime, bet neranda sprendimų, tikslių sprendimų. Taip, kad junkitės prie atmerk akis ir mūsų šaunios komandos. Ačiū visiems.